Tai dar kartelį, sveiki visi susirinkę į kiek kitokį Lietuvos šratasvydžio federacijos visuotinį narių susirinkimą, kuris vyksta šiais metais online. Mes jau esam tokie testuotojai apskritai federacijos reikalų ir bandome ir žiūrime, kas yra teisinga, gerai ir kas apskritai gali egzistuoti. Tai dar vienas mūsų toks kaip ir vidinis testas, pasimėginti, pasižiūrėti, kaip visuotinis narių susirinkimas, čia aišku ne vienintelė priežastis, bet kartu ir viena iš jų, pasižiūrėti, kaip susirinkimas yra vykdomas būtent internete ir per Teamsų platformas. Tai šiandien mūsų susirinkimas nebus labai ilgas, nėra mūsų rinkimųjų metų, tai yra metai eiliniai, kuomet atsiskaitom jums visuotiniam narių susirinkimui, tai yra aukščiausiam valdymo organui, federacijos valdybos bei prezidento nuveiktus veiksmus ir darbus, kaip mums sekėsi, kas mums nesisekė galbūt. Taipogi lauksim klausimų, komentarų bei nuomonių visais įmanomais klausimais, bei parodysim balsavimo rezultatus, tiek iš ankstinius, kaip ir minėjau, su testais šiais metais pasibandėm vieną iš election programų, kuri bent jau šiai minutį davė labai gerus rezultatus ir tai gali būti vienas iš mūsų Lietuvos šratasvydžio federacijos, kaip ir balsavimo modelių. Kalbant šiandien per susirinkimo darbotvarkę, nėra daug klausimų, tačiau noriu pristatyti susirinkimo sekretorių ir pirmininką. Tai pirmininkas būsiu aš, Lukas Semeževičius, šaukinys mano Kukas mūsų bendruomenės veikloje, o susirinkimo sekretorius šiandien dienai yra kunigėlis Pijus Mincevičius. Sveiki, gyvi. Kas pas mus lieka dar už kadro? Lieka Girutė, kuris administruos ir moderuos mūsų čiato reikalus būtent šio susirinkimo. Stengiamės nespaminti, jeigu turit komentarą ar nuomonę, nespaudėliokit kas kiekvieną žodį enter, o iš esmės sudėliokit savo mintis taip, kad mes jas galėtume drąsiai paviešinti po to į mūsų, per mano balsą į mūsų transliaciją. Xlogas administracija per techninės visus galimybės ir reikalavimus. Tai atmūtins jūs tada, kai reikės jūs atmūtint ir užmūtins tada, kai reikės jūs užmūtint. Tai džiaugiamės, kad Teamsai turi tokią galimybę ir tokį pasiūlymą, kad realiai galėtume mes čia labai ramiai ir tvarkingai bei konsoliduotai visą informaciją pateikti. Metinė veiklos ataskaita, pristatymas ir balsavimo rezultatai, po tuomet prieisime prie finansinės veiklos ataskaitos su tais pačiais reikalais, tai pristatymų ir balsavimo rezultatais. Taipogi peržiūrėsim jūsų LHF narių užduotus klausimus iki sausio mėnesio 30 dienos imtinai. Ir jeigu šios transliacijos metu kils klausimų arba turėsite noro ir laiko pasisakyti, tai tuomet ties 5 punktu leisime visus LHF narius pasisakyti šios transliacijos metu. Judėkime tuomet prie metinės veiklos ataskaitos. Kaip ir minėjau, metinė veiklos ataskaita mes kalbame apie 2023 metus nuo sausio 1 iki gruodžio 31 imtinai. Kalbant apie mūsų valdybą, kuri buvo išrinkta 23 metų visuotinio narių susirinkimo metu, mes turime 8 asmenis, nors buvo išrinkti 9 asmenis, vienas asmuo, tai yra senis Mindaugas, savo norų pasitraukė iš federacijos veiklos. Šiuo metu pas mus yra likęs prezidentas, tai aš esu Lukas Semeževičius, tuomet valdybos nariai Giedrius Melnikas, Marius Girutė, Vilius Uksas, Pijus Mincevičius, Arnoldas Jarašius atstovaujantis organizatorius, Kristijonas Bučys ir Skirmantas Laužikas Xlogas. Daugiau papildomų pakeitimų nebuvo vykdyta, ko pasiekoje nebuvo ir atidaryta kandidatūra į papildomą likusią 9 valdybos vakanciją. Mes grindžiam ir galim grįsti mūsų patvirtintais įstatais, ko pasiekoje mūsų pirminė valdyba turi būti sudaryta iš 9 asmenų, iš kurių vienas yra prezidentas. Tačiau pagal mūsų patvirtintus įstatus federacija dėl komplikuotos valdybos struktūros gali valdyti vienasmenis valdymo organas, tai yra prezidentas. Su šiuo dalyku mes ir judame toliau, kad ne kelti papildomų biurokratinių reikalų, pasilikom vieną vakanciją ir dirbam su -1 žmogum. Mūsų numatyta
laikotarpį kadencijos, tai yra iki 25 metų vasario mėnesį. Ko pasekoje kitas mūsų visuotinis narių susirinkimas jau bus didysis, tikėtina ir vėl gyvas, ir susimatysim išsirinkti naują valdybą bei prezidentą. Kalbant apie mūsų darbą ir kiek mes investavom laiką, tai turėjom 39 online susitikimus per kalendorinius 23 metus, turėjom vieną gyvą susirinkimą ir bendrai susirinkimuose praleidom daugiau negu 66 valandas. Kalbant apie online susirinkimus, tai pagrindinis darbas bus pristatytas šiek tiek vėliau, bet tai yra einamieji susirinkimai. Gyvą susirinkimą turėjom tuomet, kai keitėme federacijos projektų ar ilgalaikių trumpalaikių tikslų valdymo modelį. Ir bendrai iš visų susirinkimų mes turim, kaip visuomet, 3 top žmonės. Tai pirmasis žmogus yra Giedrius Simpsonas, antrasis žmogus yra Skirmantas Laužikas ir trečiasis žmogus yra Marius Girutė, kuris pagal mūsų online susitikimų ištrauktą informaciją turėjo virš 75% dalyvavimą. Laiko prasme žiūrint, tai laiko skiriam daug. Kalbant apie darbo modelį, nors ir keitėmės iš vieno projektų valdymo struktūros į kitą projektų valdymo struktūrą, tačiau esminės darbo grupės iš esmės nepakito. Darbo grupėse esam susiskaidę visą valdybą, kuri yra atsakinga už vienus ar kitus gaunamus klausimus, užklausas ar Atsiprašau, aš grįžau. Jo, internetas buvo dingęs, ar dabar esu, viskas tvarkoje? Jo, good. Tai chronavimo grupė. Visi klausimai, užklausos ir kitos su ginklais, klasėmis, apibūdinimais ir visais kitais reikalais keliauja į chronavimo grupę, kurioje ir sprendžiame, kaip teisingiausia atsakyti ir spręsti vienus ar kitus esminius klausimus. Taisyklių grupė. Turime esamas taisyklės, jas kai kada reikia koreguoti, kartais kuriam naujas taisyklės, kurios arba išvysta dienos šviesą, arba neišvysta, bet iš esmės laikui bėgant viskas, kas bus kuriama šioje taisyklių grupėje, keliauja pas jūs į bendruomenę, vertinimui ir tuomet žiūrim, kur toliau juda. IT ir infrastruktūros grupė. Didelis darbas, be kurio apskritai federacija negebėtų iš esmės vykdyti savo veiklos, nes 99% laiko, kaip matėt, mes skiriam susitikimams online, darbas yra per visas Microsoft priemonės, ko pasekoje jas administruoti ir koordinuoti užtrunka nemažą kiekį laiko. Ir dokumentų grupė, tai viskas, ką jūs matote mūsų viešoje erdvėje, visi šablonai, pateikimai ir kita informacinė medžiaga keliauja iš mūsų dokumentų grupės. Atsiprašau. Taip, kalbant apie mūsų darbo modelį, kodėl mes jį keitėm ir į ką jisai šiuo metu virta. Startavus mūsų pirminiai valdybai, tai yra 22 metų kadencija, kuomet buvom pirmą kartą priskirti prie apskritai federacijos veiklos, mes pradžioj buvom susikūrę valdymo modelį per ilgalaikius, trumpalaikius tikslus. Tai yra tai, į ką mes turėtume koncentruotis, dirbti, žiūrėti ir ne visada gebėdami suprasti visus įmanomus procesus, mes bandėm pasiekti vienus ar kitus tikslus. Ko pasekoje priėmėm sprendimo, kad galbūt tai nėra iki galo efektyvu ir nutarėm eiti ne per ilgalaikius ir trumpalaikius tikslus, o per projektų valdymo principą. Kas yra tas AD projektų valdymo principas? Tai A yra aukščiausios svarbos projektas, tai pirmo prioriteto projektas, prie kurio dirba visa visiškai valdyba be išimties. Kiekvienas nusimatom savo darbus, kiekvienas atlieka savo taskus, ko pasekoje mes suformuojam jau galutinį projektą, kuris išvysta dienos šviesą. B projektas arba B lygmens projektas, tai yra antro prioriteto projektai ir kitos veiklos, prie kurio prisiskiriam tik tai konkrečią darbo grupę, apie kurią mes kalbėjom prieš tai. C projektas, tai užklausos ir kita projektinė veikla, kurią iš esmės reikia tik tai pakoordinuoti, bet tai yra bendruomenės ir arba organizatorių klausimai, kuriuos mes galim pažiūrėti, pakoordinuoti, pasirūpinti tam tikrą informacinę dalim, tačiau tai nesiskaito kaip mūsų LŠF projektas. Ir D projektai ar užklausos, tai yra projektai ir kiti klausimai, kurie yra pilnai perleidžiami bendruomeniai. Ko pasekoje mes tengiamės susisteminti ir suvaldyti visas gaunamas užklausas, padalinti jas per projektus, ko
pasekoje gal ir priemam šiek tiek mažiau, bet turim šiokį tokį rezultatą su jų moderavimu, valdymu ir bent jau rezultatais. Jeigu žiūrint per darbo principą, tai visus šios projektus nepasikeitė mūsų ir susitikimų grafikai, mes kiekvieną savaitę tinkamės antradieniais, praleidžiam po 2-3 valandas, 2-4 valandas susirinkime, kuomet aptariam einamosius klausimus, projektinės veiklos taskus ir kitus dalykus, kas yra susijęs su bendruomenė. Tuo tarpu vienas kartas į mėnesį, tai yra ataskaitinis susirinkimas, kuomet jau mes bandom išeiti į tam tikrą projekto finalizavimo etapą. Kalbant apie projektus, kas pas mus šiandien tiksliau praeitais metais 23 visai gavosi, tai pirmų numerių tikrai LHF Marshall projektas, kuris pagaliau išvydo dienos šviesą, yra prašytas, turim ir žmonės, kurie dalyvauja šitame projekte. Taipogi po truputį krūtam toliau ir manau, kad visai neužilgo jau pasileis ir antroji maršalų etapo atranka, ko pasekoje tie, kas mūsų klauso, tikrai rekomenduojam tapti LHF maršalais ir skleisti gerą ir gerą realiai žodį Šratasvydžio visoje Lietuvoje pas visus skirtingus organizatorius, taip ir pasirūpindami jų taisyklių bei saugumo laikymosi, nes kad ir kur norėtume važiuoti ir žaisti tikslingai, taisyklingai ir taip, kaip kažkur kitur žaidžiau su tam tikromis specifinėmis taisyklėmis. Transporto priemonių naudojimo rekomendacijos ir kiti taisyklių pakeitimai. Kitas taisyklių pakeitimas buvo grįstas užtaisų klausimų, tai yra atsižvelgiant į reikalavimus būtent Šratasvydžio granato, gal tai pavadinsiu klausimus. Transporto priemonių naudojimo rekomendacijos buvo dokumentas sukurtas ir išsiųstas organizatoriams, kad taipogi mes galėtume traktuoti transporto priemonės visose žaidimuose vienodai. Tačiau yra paliktos tam tikros išlygos, kuomet transporto priemonės organizatorius pasirenka iš taisyklių punktų, kaip jas teisingai su jomis elgtis, tačiau bendroji sumoje turėtų susivienodinti. Ir juridiniai federacijos dokumentų įtvirtinimas valstybinėse institucijose, tai ko pasekoje per 23 metus mes patvirtindami savo įstatus, mes juos galėjom legitimiai užtvirtinti visose juridinėse institucijose valstybinėse ir taip iš esmės turėti legitimumą tiek mūsų valdyba, kas dabar mes esame mūsų sudėtis, tiek ir ateities valdybos nebesusidurs iš esmės su dideliais pokyčiais, kai reikės persimti federacijos valdymą ir su dideliam problemom. Kalbant apie mūsų LHF bendruomenės narius, tai šiais metais turim pakritimą. Praeitais metais buvo 22 metų finišą turėjom su 150 grubiai narių, 23 metus baigiam su 121 narių. Kodėl tas narių pakritimas yra, kodėl jisai apskritai yra, tai mes vertinam palei nario mokesčio susimokėjimą, ko pasekoje grindžiam, kad 10 eurų pavedimas yra įrodymas, jog mes vis dėlto dar norim būti šitos bendruomenės nariais ir LHF nariais. Tai šioje vietoje mes turim apie 30 žmonių, kurie nors ir kvietėm, bet nepervedė pinigų, tai yra nesumokėjo savo nario mokesčio ir mes tą traktuojam kaip pasitraukimą iš Lietuvos Šratasvydžio federacijos veiklos. Metinės ataskaitos. Taip, jūs dar, Simpsonai, norėčiau įsiterpti, ar išsiuntei pakartotiną dar laišką dėl galimybės balsuoti myto metu? Taip, buvo be 5 minučių pirma išsiųstas priminimas, balsavimo linkai ir taip toliau. Tvarkoje. Ačiū, Simpsonai, tai viso šio susirinkimo metu jūs atsidarę nuorodą galite taipogi balsuoti už metinės veiklos ataskaitas bei finansinės veiklos ataskaitas. Viso myto metu, kaip ir minėjau, mes čia pateiksime tik tai išankstinius balsavimus. Tai spaudžiat nuorodą, balsuojat, ar po myto spaudžiat nuorodą, balsuojat, mes tuomet susivesime galutinius rezultatus ir juos paviešinsime jums. Tai išankstinių balsavimų rezultatai. Norėčiau pasidžiaugti, kaip ir minėjau, mūsų rasta platforma iš tikrųjų gerai performina ir turim net 81 balsą iš 121 siųsto laiško. Tai 81 balsas už, prieš 0 balsų, susilaikė 0 balsų. Šią statistiką galite pakeisti arba paantrinti arba pakelti už, būtent su gautomis nuorodomis į jūsų elektroninį paštą.
Kalbėkime apie finansus. Įdomiausia tema, kaip sakoma, mes visi norim važinėti su naujom transporto priemonėm, tačiau neišeina ir tikriausiai niekada neišeis, kas liečia federacijos veiklą. Pagrindinis mūsų variklio kuras, pagrindinis federacijos finansinis kuras yra nario įmokos, ko pasekoje mes iš nario įmokų per 23 metus surinkom 1320 eurų. Ir tikriausiai gal jums klausimas kyla, kodėl narių yra 121, o surinktas narių įmokos yra 1320, tai yra 132 narių įmokos, tai kadangi mes atsiskaitom už finansinius 23 metus, 22 metų susirinkimui dalis žmonių vedė pinigus po naujų metų, ko pasiekoje tai persikėlė į naujus finansinius metus, tai yra 23. Papildomos paramos ar finansavimo, kaip išsireikščiau, mes gavom iš valstybės, tai yra jūsų 1,2 procento paramos, tai yra 257 ir 52 euro centai. Tuomet norėčiau labai pasidžiaugti, jog turim bendruomeniai narių, kurie mato potencialą ir prisideda daugiau, tai Justas Marakevičius papildomai paremė 90 eurų, Vytenis Buzas 90 eurų, Vytautas Stirbys 5 eurais ir Konstantin Karpicki 10 eurų. Tai bendrai papildomo finansavimo per 23 metus gavom 452 eurus ir 52 euro centus. Ir ką mes išleidom tos pinigus? Labai niekam, bet turėjom tam tikrų įsipareigojimų ir tai yra pagrindiniai įsipareigojimai, kuriuos nariai grindė iš savo asmeninių lėšų. Tai Giedrius Melnikas mes mokėjom už Lietuvos šratacijos federacijos geltonas liemenes bei 22 metų dar kabančius įsipareigojimus po 20 netgi pirmų metų visuotinio narių susirinkimo, pačio pirmojo visuotinio narių susirinkimo buvo kabantys įsipareigojimai Kauno dokui. Tai yra susirinkimų erdvės paslauga bei dalinis maitinimas, kas buvo prisimint. Tuomet Lukui Sameževičiui skiriam kompensaciją už notaro ir registro centro paslaugas, tai būtent susijusia su 23 metų įstatų pakeitimais bei valdybos įteisinimu. Tuomet Kristijono Bučio kompensacija Kristijonui Bučiui už 23 metų visuotinio susirinkimo išlaidas, ko pasiekoje Giedrius J.J. Simpsonas suderino patalpas ir jos buvo visiškai nemokamos, tačiau dėl užkandžių kavos ir puodelių teko išleisti keletą eurų. Tai tie eurai atsižvelgia čia, juo labiau tuo metu federacija dar neturėjo galimybės atsiskaityti iš savo pinigų, tai dengiam iš narių pinigų. Domeno mokesčiai, lšf.lt, mes jame lankomės, žiūrim, tai mes už jį turim susimokėti. Ir turim banko mokesčius, tai yra kasdieninių paslaugų krepšelis bei mokesčiai už pavedimus. Tai niekur papildomai jokį projektinį veiklą praeitais metais dar neleidom, tikėtina leisim šiais ir iš viso mes turėjom 1156 eurus ir 79 euro centus išlaidos. Kalbant apie balsavimą, vėlgi viso susirinkimo metu galite balsuoti užėję į gautus linkus jūsų elektroninėse paštuose, o dabar aptariam apie išankstinį balsavimą. Tai išankstinis balsavimas, vėlgi turim 81 balsą, už prieš susilaikė 0 balsų, prieš 0 ir susilaikė 0 balsų. Dėl ataskaitų ruošinių informacija būtų tokia, mes informaciją šitoje vietoje turime, dar papildomai yra siūstos ir veiklos ataskaitos bei LŠF ataskaitos, jeigu norit dar plačiau pasidomėti mūsų nuveiktą veiklą į elektroninius paštus. Jeigu kartais nesat gavę arba jinai pasimetė, priminkit, pakartosime tuomet detalesniai peržiūrai iš esmės dokumentų. Prieikime prie kitos temos, tai yra Lietuvos šratasvydžio federacijos narių klausimai pateikti iš anksto, tai yra iki šių metų sausio 30 dienos. Ir ar galėtum, Simpsonai, įsijungti mikrofoną ir pasakyti, ar turim klausimų ar neturim? Ne, elektroniniu paštu klausimų nebuvo iš anksto siūsta, buvo tik tai kelios atviros diskusijos Discorde. Aš paskatinu Hebra tyčia gal jie norėtų prie einamųjų klausimų pasisakyti, bet paštu negavom nieko iš anksto. Dėkui. Supratau. Ačiū Giedriau, tai bendruomenė, dar norėčiau labai paraginti, jeigu turit ypatingai tokiom progom klausimų,
nesvarbu su kuo jie susiję, klauskit, siūskit, ta prasme tikrai norim dirbti ir norim atliepti jūsų poreikius. Tai tiesiog jeigu neturim informacijos, neturim ir iš esmės apie ką šiuo klausimu kalbėti. Tačiau einam prie kitų klausimų. Tai klausimai šiuo metu yra atvira diskusija. Visi, kas norit, kelkit rankas, tai yra raise hands arba gal pas kažką lietuviškas Teamsas, tai bus pakelti ranką, ko pasekoje mes matysime, kur ir kas nori kelti ranką ir taip leisime pasisakyti. Jeigu nenorite kalbėti gyvai, galite užduoti klausimą ir chato grupėje, būtent šito susirinkimo, ir mes tuomet įgarsinsime jūsų klausimą. Tai duokime tam 2 minutės, pageneruokite klausimus ir kelkite rankas. Taip, Simpsonai keli ranką. Išsijungiau kamerą. Aš galvoju, kad mes nepaminėjome prasidėjusios diskusijos su Europos Sąjunga ir Europos šratasvydžio kaip šios asociacijos kūrimu. Nes ten viskas dar aptakiai, tai galvoju pristatyti šitą klausimą, jeigu neatsiras daugiau. Tai manau, kad Simpsonai galbūt ir gali pristatyti šitą klausimą ir dar palauksim, kol kiti asmenys pakels rankas. Gerai, sorry, kad be kameros šiandien sergu, nekaip atrodau. Trumpai, kad su mumis mes 2022 metais pirmą kartą bandėme susisiekti su Europos šratasvydžio asociacija. Organizacija Facebook'e yra, rašėm jai berods per Facebook'ą ir tuomet 2022 metais mes jokio atsakymo negavome, supratome, kad organizacija yra, faktiškai neaktyvi arba mirusi. Ir 2023 metų lapkritį berods su mumis susisiekė iš Olandijos šratasvydžio federacijos žmogus, kurie, kaip jis įvardino, jie dalinai perima Europos šratasvydžio asociacijos atkūrimą. Ir pasiūlė susitikti, tai mes jais susitikome. Mūsų tikslas nuo pat pradžių buvo, kad mes priklausytumėm arba bent jau būtumėm kažkaip įtraukti į ES federacijų veiklą šratasvydžio, kas susijęs su airsoft reguliavimu ir panašiai. Tai susitikom, aptarėm, pristatėm be abejo, kas yra Lietuvoje, kokie pas mus limitai, koks yra reguliavimo, kokia aplinka, pasiklausom, kokia yra reguliavimo aplinka Olandijoje ir išgirdome, kokie jų yra sekantys žingsniai dėl ES vietinės, sąjunginės organizacijos atkūrimo, steigimo. Tai bendrais bruožais mes turime labai gerai, kaip pas mus yra dabar su airsoftu palyginus, kalbant apie laisvę užsimti šito hobiu ir jo reguliavimą, lyginant su vakarų Europos šratasvydžio federacijomis. Jeigu taip suabsoliutinant, taip pat vienas iš tikslų Europos būtent Olandų yra atkurti ES federaciją, asociaciją, surinkti visas federacijas iš visų Europos šalių, kai kurios turi net ne po vieną, minėjo, kad Italijoje yra 2 federacijos, visos federacijos yra kardinaliai, minėjo, kad skirtingos, šiek tiek užsiema skirtingais dalykais, vienos labiau tokios reguliacinės, kaip tie patys Olandai, kitos labiau sportinės, užsiema sportinių šratasvydžių, tos speedsoftų vadinamuoju, aktyviau. Tai jie tikisi surinkti visas organizacijas po vienu skėčiu, tikisi padaryti kažkokį Europos čempionatą. Ir jų, kaip sakant, galutinis tikslas yra, kad mes turėtum tvirtą pagrindą ginti hobį, jeigu būtų kažkokie tai politiniai interesai jį drausti. Nes jisai, patenka po tam tikrą riziką. Vis dėlto netikri ginklai, žmonės lakstantis su uniformom, tai tam tikras yra politinis klimatas, dėl kurio reikia tvirtos organizacijos tiek Lietuvoje, tiek europiniu mastu. Tai va, kol kas atsakymų iš jų dar negavome, mes išreiškėm norą įstoti ir tikimės, kad šį ketvirtį kažkas pradės judėti, arba bent jau gausim atsakymą, kiek mums dar reikia laukti, kol kažkokia tai bus galimybė tapti oficialiu nariu. Tai iš manęs būtų tiek.
Ačiū Giedriu už pristatymą. Ar po to dar nekyla kam nors klausimų, kažkaip nekyla rankos? Bet du dalykai, arba mes viską labai aiškiai parašėm ir paaiškinam, arba nerandat, kur paspaust rankos ženkliuko. Gerai, tvarkoj. Tai tuomet kitų klausimų nėra. Pereikime prie pabaigos skaidrės. Tai ačiū visiems, kurie prisijungė. Buvom nusimatę daugiau laiko diskusijai, bet tačiau ne visada jinai pasiseka. Bet kokiu atveju dėkoju už skirtą laiką ir visus, kas yra iš Vilniaus ar ketina šiandien važiuoti, kviečiam į alaus studiją Šiaurės miestelyje nuo 18 valandos papliupėti gyvai, išgert gal po vieną kokį ar kitą nealkoholinio alaus ir iš esmės taip finalizuoti mūsų praeitus 23 metus. Tai dar kartelį ačiū visiems, linkiu taiklių metų ir susitiksim mūšio lauke.